tie, kur yra kūrybingi. Tie, kurie gali rasti išeitį iš situacijų nestandartinių, tie, kurie visą laiką žino, ką ir kaip padaryti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man teko tokia garbė įteikti apdovanojimą būtent metų menininkai, kadangi menininkai tikrai yra kūrybingi žmonės. Tai ačiū labai, čia turbūt taip nominacija. O įteikti aš norėčiau man pačiam asmeniškai, bet aš manau, kad menininkai irgi vertins patį gražiausią mūsų valstybės simbolį, tai yra mūsų istorinė vėliava. Ta vėliava galima pasikabinti namuose ant sienos, galima pasikabinti prie namų, arba galima apsigaubti vakarais, jeigu būna vėsu. Ačiū labai. Dar kartelį sveikiname Augustį ir dėkojame gerbiamam Vytautui Kernagiui. O dabar į sceną norėtume pakviesti Vaivą ir Gabrielių. Rūpybės pagaiščiau, to
Iš širdies į širdį, žodis taika visada buvo šviesiausių pasaulio žmonių mintise ir siekiuose sukurti pasaulio žmonėms saugią ir harmoningą aplinką. Šiandien visoje Lietuvoje yra vykdoma akcija Taikos glėbys, kurios siekis yra suvienyti visą pasaulio žmonės taikos misijai. Projektas skatina nutraukti žalingą kovą, konkurenciją, savęs aukštinimą prieš kitą, tiek tarp valstybių, tiek tarp žmonių tarpusavyje. Radviliškio rajono savivaldybė prisijungia prie visoje Lietuvoje organizuojamos akcijos. Tad prašome jūsų visų atsistoti, susikibti rankomis, jas iškelti viršų, kol mes skaičiuosim iki 3 ir visi sušauksim žodį taika. Ar jūs pasiruošę? 3, 2, 1. O dabar visi apsikabinam. Dėkojame visiems. O dabar scenoje išvysi 2014 metų, 2015 metų Radviliškio balso nugalėtoja Miglė kartu su Ignu bei Vagirdu. Just the way you did so clean. Don't
Ketvirtoji nominacija – Metų savanorius. Atsakingas, punktualus ir stropus jaunuolis. Dalyvauja policijos vykdomose akcijose, aktyvus policijos rėmėjas. Šis vaikinas tikras pavyzdys jaunesniems šauliams, o 2016 metais buvo išrinktas geriausiu būrio vadu. Metų savanoris tapo Marius Jarašūnas. Savanorio nominaciją kviečiame gerbiamą karinių oro pajėgų oro gynybos bataliono vado pulkininką leitenantą Nerijų Kačkauską. Sveikas Radviliškyje, sveikas jaunime. Smagu jausti šitą energiją ir būti čia, nors ir pirmą kartą, bet dabar ne apie mane. Visą dieną žiūrėjau šitą simbolį, ką tas kumštis reiškia. Bet kada atėjo nominacijai, pamatau, kad žmogus irgi su uniforma, tai sąlyginai kumštis tinka, rodo uniformos ir kariuomenės jėgą. Bet prisidėdamas prie bendrų visų nominantų sveikinimų ir viso Radviliškio sveikinimo, kad jūs turite tokį gražų renginį, aš noriu pasakyti, kad tas simbolis tegul nesimbolizuoja fizinės jėgos, bet tai, kad tas kumštis, kurį jūs laikot, kad jame būtų jūsų svajonės, jūsų tikslai, užsispyrimai ir nepaleiskite. Laikykite ir viskas tvarkoja. Sveikinimai. Sveikinimai Mariui ir dėkojame Nerijui Kačkauskui. Pakviesti Radviliškio kultūros centro jaunimo dainavimo studiją.
Metų sportininkas. Lietuvos jaunimo rinktinės narė, finalinio lengvosios atletikos atskirų rungčių šuolių į aukštį 2 vietos prizininkė, švediškos estafetės nugalėtoja, rajoninio kroso estafečių nugalėtoja. Draugiška, komunikabili, klasės aktyvistė. Taigi metų sportininkė tapo Gretė Lukašaitytė. Maratonininkė Rasa Drazdauskaitė įteikti metų sportininko apdovanojimą. Šiame mažame miestelyje vyksta tokia nuostabi šventė ir kad mane pakvietėte. Norėčiau palinkėti visiems nominantam, svarbiausia nugalėti save. O Gretei norėčiau, aišku, palinkėti irgi didelių pasiekimų sporte ir ne tik sporte, moksle ir gyvenime. Ir linkiu, kad visada užliptum ant aukščiausios pakylos. Dar kartelį sveikiname Gretę ir dėkojame gerbiamai Rasai Drazdauskaitei. O dabar į sceną kviečiame Šeduvos šokių studiją Vaivorykštę Raudoną, vadovas Astijus Poška.
už tokį nuostabų pasirodymą. Na, o dabar 6. nominacija – Metų ūkininkas. Tai yra pavyzdys visiems, kaip yra mylima žemė ir tausojami jos ištekliai. Nes šis žmogus yra 3. kartos ūkininkas, kuris dirba iš senelio paveldėtą žemę. Jaunas ir darbštus, niekada neatsisakantis padėti kaimo bendruomeniai. Na ir metų ūkininkas tapo Raimondas Taškūnas. Administracijos žemės ūkio skyriaus vedėją Alfredą Zapavičių įteikti apdovanojimą.